manęs ir tais galite nekalbinti, nes aš jums nieko neatsakysiu. Aš tiesiog neturiu energijos kalbėti. Apsme, vieną mašiną man bevažiuojant užpypino be priežasties. Aš taip pasitau. Aš negalėjau patikėti, kad aš tokia pikta galiu būti ryte. Buvau šokiruotas tada. Anyways, pusdainis iš mašinos ir yra 6:43. Nežinau, kaip atsikėliau, nežinau. Tempiau iki paskutinės minutės ir po to skubėjau. God damn it. Ir dieną draugelis naujas atsirado. Ir užlūžo Spotify'us man pirmą kartą atsijungė. Ir aš net nežinau, su tom aš ten prisijungus esu prie tos Spotify'us. Jau dabar namo važiuoti be muzikos. Darbai atidirbti, dabar klausimas, kaip neaptingti ir neprakimarinti iki vakaro. Kad ir kaip aš betingėčiau, man atėjo siunta, bet man reikia dar išsiųsti siuntą. Nes aš per Vintedą karts nuo karto pardavinėjau kokius rūbus ir nupirko gal sekmadienį, aš neatsimenu tiksliai, šiandien yra trečiadienis jau. Tai aš jau norėčiau išsiųsti, nenoriu tempti daugiau. Tai žodžiu, nupirko tokį sijoną. Turiu maišą, turiu porą maišų. Vienam yra dovanų maišeliai, tam yra popieriniai maišeliai ir dar turiu plastikinių maišelių maišą. Turiu 3 maišus. Kokį maišą pasirinksime šiandieną? Gal šitą? Turime Eurokoso maišą. Šitas labai mažas gal. Dar maišų maiše, turiu dar maišų. Tutorialas, kaip pakuoti siuntas. Kai pakuoju popierinį, dar dedu visą laiką plastikinį vidui, kad jeigu, nežinau, kad nesušlaptų ar panašiai. Šiaip, kai rūbus susuki, jie taip nesusiglamžo, kaip lankstant. Bent jau mane mama taip išmokė. Maišelį. Šiaip, užtektų ir to mažesnio. Tada užlenkiu į vidų. Taip. Užklijuojam ir dan. Tikrai neatrodo labai gražiai, bet net tame esmė. Pasikeiskim outfitą. Šitos striukė aš kaip pupanautos jaučiuosi. Jis tokia didelė, bet svarbiausia yra šilta. Atsiminiau, kad šiukšlės reikėtų išnešti. Here we go again. Kalbant apie darbus, tai kadangi aš dirbu su klientais, aš tiek gyvai jos matau, tiek būna skambučiai. Skambučiai tai labai juokingi būna. Aš jau dabar, kai pradėsiu pasakoti, tai žinokit, nesustojus. Aš turėjau žiauriai didelę skambučių baimę. Žiauriai galvodavau atsiliepti skambučius ir šiaip skambint žmonėm žiauriai, nekenčiau. Ir iki šiol nekenčiau, bet įsidarbinau naujam darbę. Ir ten reikia atsiliepinėti žmonių skambučius ir reikia kitiems skambinti. Realiai kaip ir perlipu tą baimę, bet iki šiol man nemalonu, man nėra smagu, aš nenoriu atsiliepti, aš nenoriu skambinti, bet aš tą darau, nes reikia tiesiog. Tai biškai apsišlifavau, tai jau lengviau yra, bet vis tiek nepatinka, bet bent jau nebėra tokios žiaurios baimės. Tai, pavyzdžiui, tokių random situacijų būna, vis taip juokinga, pavyzdžiui, vakar ar užvakar kažkoks vyras, toks, vyresnio amžiaus, normalus vyras, nueinant, man pasakė, sako, o, jūs labai gražus nagai. Ir nusisuko ir nuėjo tiesiog. Ačiū, tiesiog, nežinau, nesitikėjau. Biški random, bet, okei. Ir šiandien yra tokie vaikinukai ir jau jie ne pirmą kartą prieina prie manęs. Ir jie man pasiūlė ledų. Tarsi, bet tiesiog prieina ir sako, nori ledų? Ir tu palaiko ledus rankui, nori? Tarsi, aš darbę, aš dirbu, what do you mean? Ir tarsi, kažkoks nepažįstamas prieina, tarkim, ir siūlo jum ledų. Darbę. Tai aš aišku, kad kukliai, tai ne, ačiū, nenoriu, jis toks tikrai ne, aš tokia, ne, tikrai nenoriu, aišku, kad norėjau, bet aš tokia, ne, ačiū, jis toks tikrai, aš tokia, jo, bet tipo, jeigu tu siūlai nepažįstamam žmogui kažką, tai realiai turėtum tiesiog, man atrodo, neklausti, ar nori, o tiesiog sakyti čia tau, jeigu tu tikrai nori tam žmogui duoti kažką. Nes jeigu tu siūlysi, ar nori, tai aišku, aš atsakysiu ne, iš kuklumo, čia tokie maži dalykai, bet tikrai būna labai juokingų situacijų,
Kai aš dabar jų neatsiminsiu, tai čia dabar atsimenu tą, kas dabar realiai buvo. Unboxinkim dėžę, bet šiaip, nežinau, gal aš net negaliu rodyti šito. Nu, bet ne, gal. Pala, aš pažiūrėsiu, kas čia. Siuntos unboxingą paliksim Instagramui kitai savaitai. Tai tiek. Va čia yra geriausia dienos dalis. Išsirišt plaukus. Bet to aš rišu plaukus per 2 vietas. Nu, va taip pat. Nes tipo mažiau jie ten... Mažiau pasižeidžia. Man jau nebesišneka. Bet taip atrodo užsirišus, nes purškiau laką. Kadangi šiandien yra hair wash day, einu pasidaryti plaukų procedūrą. Šiaip nenoriu, nes labai ilgai reikia laikyti tą kaukę. Bet pasidarysiu ir būsiu pasidarius. Žodžiu. Čiau.